Dvarčionys – vienas mažiausių Vilniaus mikrorajonų. Čia gyvena viso labo apie 7000 gyventojų. Esame čia lyg kaime, apsupti ežerų, miškų bei pievų. Bet tuo pačiu esame Vilniaus miesto dalis. Ir norime gyventi taip pat kokybiškai, kaip įprasta mieste. Deja, nesame lepinami tarnybų dėmesio. Todėl patys nusprendėme imtis iniciatyvos ir įkūrėme gyventojų asociaciją Dvarčioniškiai. Visi kartu darome gerus darbus savo ir savo kaimynams, geriname savo aplinką ir gyvenimo kokybę. Kviečiu kartu pasižiūrėti, ką mums pavyko nuveikti per pastarosius metus. Pradėjome nuo mažo. Prie vienintelės Dvarčionyse parduotuvės suderinome ir įrengėme skelbimų lentą bei pasiūlymų pageidavimų dėžutę. Pastatėme stalus lauko prekybai ir dabar čia kiaurus metus vyksta sodo bei miško gėrybių turgelis. Prie pradinės mokyklos įrengėme naujas karstines ir suoliukus vaikams. Kiek išgalėjome, atnaujinome krepšinio aikštelę. Įtikinome miesto valdžią modernizuoti šalia esančią pėsčiųjų perėją. Ji tapo saugi, apšviesta ir su greičio mažinimo kalneliu. Taip pat prikalbinome atsakingas tarnybas pakoreguoti autobusų judėjimo tvarkaraštį. Dabar jis maksimaliai pritaikytas Dvarčioniškių judėjimo patogumui. Netoliese išlyginome gruntinę futbolo aikštelę. Vaikai patys joje pasistatė vartus. Užsibrėžti darbai sudėtingėjo. Nusprendėme sutvarkyti Dvarčionių karjero, kurį yra pamėgę viso Vilniaus gyventojai pakrantę. Tik savo lėšomis išlyginome ir praplėtėme pliažo teritoriją. Iškirtome krūmynus, pasikvietę narus išgraibėme šiukšles iš dugno. Privežėme 60 tonų smėlio. Įrengėme vaikų žaidimo aikštelę, supinę suoliukus ir persirengimo būdelę. Dvarčionių jaunimas patys sukalė šokinėjimo į vandenį trampliną. Įsirengė pliažo tinklinio aikštelę, o mes suderinome, kad vasarą vaikams čia vyktų tinklinio treniruotės. Visa teritorija pastoviai prižiūrima ir tvarkoma, nes ne tik pastatėme 14 šiukšlių dėžių bei didelį konteinerį, bet ir suorganizavome pastovų šiukšlių išvežimą. Dabar saulėtame ir smėlėtame Dvarčionių karjero paplūdimyje gali poilsiauti trigubai daugiau žmonių nei prieš metus. Šiltais vasaros vakarais čia vyksta naktiniai kino seansai. Filmai rodomi daugiau nei įspūdingo dydžio ekrane. Šiais metais pavyko padaryti ir tikrai didelius darbus. Pradėjo kursuoti naujas 114 maršrutų autobusas. Jo, užsakančiai į tokiesnes Dvarčionių sodų bendrijas, gyventojai prašė daugiau kaip 6 metus. Dabar ten gyvenantiems žmonėms nebereikia pėsčiomis eiti po kelis kilometrus iki parduotuvės, kirpyklos, šeimos gydymo centro, o ir miesto centrą jie gali pasiekti greičiau, bet svarbiausia – saugiau. Ėmėmės tvarkyti ir vieną nesaugiausių mūsų rajono ruožų. Labai siaura, vingiuota ir pavojinga Pojų gatve beveik kilometrą kasdien eina po kelis šimtus suaugusiųjų, vaikų, mamų su vežimėliais, senjorų. Mes suderinome su miesto administracija ir tik savo lėšomis iškirtome bei išlyginome šio kelio vieną pakraštį. Tokiu būdu įrengėme pagrindą pėsčiųjų takui, kurį savivaldybė pažadėjo kitąmet iškloti Neries krantinės blokais. Toks šaligatvis pėstiesiems jau bus pakankamai saugus. Įvertinę mūsų iniciatyvą ir pastangas, Vilniaus kelių priežiūros tarnybų vadovai atsižvelgė į prašymus tvarkyti vietinius kelius, kurie jau seniai aplinkinių rajonų vairuotojams yra tapę tranzitiniu maršrutu, kai reikia greitai pasiekti miesto centrą. Šiemet perasfaltuota dalis Kervedžio gatvės. Įrengti greičio mažinimo kalneliai 114 autobuso maršrute. Likusią Kervedžio gatvės dalį, taip pat dalį Molekalnio gatvės, Vilniaus miesto administracija įsipareigojo sutvarkyti 2017-aisiais. Ypač džiaugiamės mūsų iniciatyva pastatytais ne tik papildomais greičio ribojimo, bet ir naujais eismo organizavimo ženklais, kurie Dvarčionių gatves tikrai padarys saugesnėmis. Vis tik pagrindinis, ilgametis mūsų uždavinys – stiprinti kaimynų draugystę, kultūringą tarpusavio bendravimą, ugdyti neatlygintiną savitarpio pagalbą ir tokiu būdu kurti aktyvią saugios kaiminystės bendruomenę. Šiemet dėl trūkstamo finansavimo netekome vietinės bibliotekos. Tačiau subūrėme Dvarčionių knygų mylėtojų klubą, kuriame kaimynai ne tik keičiasi knygomis, diskutuoja apie jas, bet ir rengia susitikimus su rašytojais, poetais, skulptoriais, kitais kultūros nešėjais. Kitais metais iš šio klubo turėtų išaugti keli nauji kaimyniškos veiklos būreliai.
Nepamirštame ir švęsti. Jau kelis metus rengiame išskirtinės Dvarčionių šventes, kuriuose alkoholis netoleruojamas, o rūkyti galima tik specialiai nuošalyje įrengtose vietose. Užgavinių metu kepame ir vaišinamės blynais, šokame ir dainuojame, krauname laužą ir deginame morę. Be to kaskart supažindiname kaimynus su įdomiomis veiklomis. Pavyzdžiui, šiemet pakvietėme prisistatyti Vilniaus žirgynų jojukus. Bet labiausiai didžiuojamės jau tradicinę tapusią Dvarčionių teatro švente. Kasmet rugpjūčio paskutinį savaitgalį scenoje po atviru dangumi pasirodo teatro trupės iš visos Lietuvos. Jau svečiavosi aktoriai iš Kelmės, Šilutės, Varnių, o kitąmet laukime Kauno bei Plungės teatralų spektaklių. Pertraukų metu šoka ir dainuoja Vilniaus mokyklų moksleiviai, o žiūrovai vaišinasi čia pat ant laužo verdama šipininė sriuba. Pasigirsime. Paskutinėje Dvarčionių teatro šventėje sulaukime daugiau kaip 500 žiūrovų, kurie atvyko jau iš viso Vilniaus. Mūsų šventės puikia proga papasakoti kaimynams apie saugios ir draugiškos kaimynystės privalumus. Todėl visada stengiamės pakviesti ir bendruomenės pareigūną, kad šis primintų vaikams bei jų tėveliams apie saugumą gatvėje ir gyvenime. Glaudžiai bendradarbiaujame ne tik su bendruomenės pareigūnu, bet ir su policija apskritai. Todėl kaimynai jau įvertino, kad Dvarčionyse gyventi tapo saugiau ir smagiau. Visas Dvarčionių bendruomenės aktyvas, gyventojų asociacijos Dvarčioniškiai valdyba, dirbame pasiaukojančiai ir neatlygintinai, kad Dvarčionyse gyventume gražiau, saugiau ir patogiau.